Sakote, nesergate? Rūdyjantis metalas irgi ilgai atrodo tvirtas, kol vieną dieną lūžta ten, kur vakar dar laikė. Su kūnu panašiai. 20 jis atleidžia gyvenimą be stabdžių, po 50 už tą patį gyvenimą jau ima palūkanas. Iš tiesų, nors dirbu su žmonėm ir tarp žmonių, nesergu net virusinėmis lygomis, tai tikrai atrodo net ir keista, žinant, kad jau 50. Atrodo, tu jaunas, tau yra visų energijos turiu, visko turiu, bet niekad tu nesuvoki, kad tai yra laikina. Anksčiau ir vėliau tie metai pradės spausti po truputį ir natūralu, kad tas spaudimas jis ilgainiui duos savo rezultatus. Metalui tai vadiname rūdimis, kūne oksidaciniu stresu. Jis nėra vienintelė senėjimo priežastis, bet prasta mityba, nemiga ir stresas šį procesą gali dar labiau paskatinti. Oksidacijos laipsnis pas žmonės šiais laikais yra labai padidėjęs. Oksidacija tai yra organizmo laisvų radikalų padidėjimas. Jis kyla dėl streso, dėl prastos mitybos, galų gale tyrimai įrodė, kad net nemiga gali didinti oksidaciją. Oksidacijos padidėjimas sąlygo daugelį lėtinių ligų, kaip aterosklerozė, sąnarių lygos, smegenų lygos. Dėl to antioksidantų poreikis šiais laikais yra labai svarbus tiek ligų prevencijai, tiek ligų gydymui. Raminta sako, ji neserga, bet man neskauda, dar nereiškia, kad sveikatos sąskaitoje viskas tvarkoje. Kūnas ilgai leidžia nepastebėti skolos, kol vieną dieną ją pamatai tyrimų lape. Į sveikatą žiūriu panašiai kaip į taupomąją sąskaitą, nes aš manau, kiek tu įdėsi su metais, tiek tu vėliau turėsi. Tai nėra kažkoks stebuklas, kažkoks prizas tau iš oro. O štai dar viena rūdis, kurią bandome paslėpti laisvesniais drabužiais, augantis liemuo. Su amžiumi pilvukas atsirado, skamba nekaltai, bet kartais tai jau ne pilvukas, tai perspėjimas. Liemens apimtis, kraujospūdis, gliukozė, trigliceridai, gerasis cholesterolis. Jeigu pakitė 3 iš 5, tai jau metabolinis sindromas. Tiek nutukimas, tiek ir įvairių biocheminių parametrų sutrikimas, padidėjimas, netinkama mityba, fizinis neaktyvumas, visa tai labai labai susiję. Ir turbūt daug kas yra girdėjęs, kad visa tai didina ir įvairių lokalizacijų vėžio riziką. Ir dar noriu pasakyti, kad metabolinio sindromo atveju organizme padidėja sisteminis bendrasis uždegimas. O uždegimas yra taip pat rizikos veiksnys įvairiausių ligų. O nuolatinis stresas čia veikia kaip didėjančios palūkanos. Kūnas dar dirba, dar šypsotės, dar sakote, susitvarkysiu. Tik skola sveikatai tuo metu jau auga be jūsų leidimo. Užsitęsęs stresas, pyktis, agresija skatina kortizolio perteklių. Kortizolio perteklius ir adrenalino perteklius aktyvina uždegimo genus, interleukiną 6 ir kitus, o uždegimo faktoriai yra svarbus praktiškai bet kurios ligos atsiradimui. Raminta turi šunį, kuris visiškai negerbė pasiteisinimo šiandien pavargau. Lyja, einam, šalta, einam, sofa kviečia, šuo jos nuomonės neklausė, todėl Raminta renka ne pažadus savo, ji renka kilometrus. Kaip aš valdau stresą ir išlieku rami bei sveika, tai pirmiausia tikriausia pasivaikščiojimai ore, fizinis aktyvumas, geras miegas, stengiuosi užtikrinti normalų valandų skaičių, mitybą prisižiūriu, aišku, ir papildai, kurie gelbsti irgi imuninę sistemą, nervų sistemą apsaugot. Šunys suteikia besąlygišką meilę, parodo. Tai yra ir terapija, tai yra bet kokiu oru ir bet kokiu metų laiku išveda mane pasivaikščioti į orą, kas yra tikrai gerai. Aš mėgstu vaikščioti, man reikia sakykime, kai daugiau prie kompiuterio sėdi, tikrai reikia prasivaikščioti. Nueinam įvairiai, kiek laiko turi, bet nuo 4 iki 10 km kasdien. Sakote, judėti brangu? Ėjimas abonemento neprašo. Laiptai kortelės nenuskaito, o pasiteisinimai kalorijų deja nedegina. Brangu pasidaro tada, kai kūnas pagaliau pareikalauja atsiskaityti.
8000 žingsnių. Kas čia yra padaryti? Ryte apeikit ratą, brangumas baigėsi. Ir kol jūs einat, jau truputį raumenynas padirba, kiti, ir tada jau kalorijos bent kelios nubirėjo. Lyja. Užsidedi tą, ką reikia, ar skėtį pasiemi. Tai nėra problemų jokių. Ar šaltis, ar sniegas, ar tas. Jeigu tu nori, tu visada gali pasiekti viską. Sporto salėse su kokiu individualiu treneriu. Taip, brangu. Namuose yra gumos. Yra bet kokį sunkumėlį, pasiimk net gabalą kažkokį, tai bet ką turi, tu gali viską padaryti. Aišku, tu nebus ten taip tobulai išdirbtas kūnas, bet tavo kūnas judės. Sveikatos sąskaita pildoma ir lėkštėje – daržovėmis, vaisiais, žalumynais, prieskoniais. Juose mokslininkai ieško ir tyrinėja polifenolius – augalinius junginius svarbius kalbant apie mitybą ir sveikatą. Nes lėkštė gali kūnui padėti arba kasdien jį tyliai apsunkinti. Pati didžiausia laboratorija, kurią mes kiekvieną dieną gaunam, tai yra cheminė lentelė, tai yra mūsų lėkštėje. Tai yra mes turim daugybę įvairiausių cheminių junginių, kurie gali būti ir žalingi, ir naudingi mūsų sveikatai. Ir tikrai turbūt, ką lengviausiai galima savo padėti, tai atsižvelgti tai, kokį maistą mes valgome. Kiekviena maisto grupė yra vertinga. Vaisiai daržovės turi daugybę įvairių mūsų sveikatai naudingų medžiagų, ne vien tik tai antioksidantų, bet ir polifenolių ir visų kitų naudingų mūsų sveikatai medžiagų. Aš manau, kad polifenolių gausesnis vartojimas, ypač su vaisiais, daržovėm, tikrai galėtų sumažinti lėtinių ligų atsiradimą, kaip aterosklerozė, hipertonija, artritai. Tiesiog žmonės turi labiau suprasti, kad mityba, ypač ta sveikoji su polifenoliais, jinai gali lemti iki 30% lėtinių ligų atsiradimo. Bet maistas šiandien gali atrodyti tobulai, bet kūnui reikia ne gražios lėkštės, o reikalingų medžiagų. Todėl klausimas paprastas – ar organizmas jų tikrai gauna? Maistas, jis nėra toks, kad jis užauga sveikoj žemėje, ta žemė yra nualinta, dažnai pridėta su chemikalais, herbicidais, su viso, ir tai negali sakyti, kad obuoliai ten purškiami 20-30 kartų per sezoną, obelis, kad būtų gražus obuoliai, kurie po to stovi parduotuvėje ir nepūsta ir nieks jam nesidaro. Todėl medikai vis dažniau pripažįsta, net sveikam žmogui, o ypač kūnui kovojant su liga, vien lėkštės dažnai per mažai. Tokiais atvejais verta pagalvoti apie papildomą atramą – maisto papildus su antioksidantais ir polifenoliais. Raminta tai pajuto per savo savijautą. Aš vartoju maisto papildus todėl, kad manau, kad ten yra didesnė koncentracija ir stipresnis poveikis negu vien tik maistas. Be to maistas dažnu atveju tu negali patikrinti. Ta prasme, kiek ten kokių medžiagų išsilaikė ir yra. Termiškai daug apdorojam, tai nelieka ten tų vitaminų, dėl to praktiškai. Gal jūs ir nesergate, bet diagnozė neturi būti pirmas momentas, kai pagaliau išgirstate savo kūną. Rūdys neprasideda tą dieną, kai lūžta metalas. Liga irgi neprasideda tą dieną, kai gydytojas ištarė jos pavadinimą. Kūnas ilgai leidžia gyventi skolon, bet palūkanas vieną dieną pateikia be nuolaidų. Kiek planuoju, nežinau, bet kaip planuoju gyventi, tai žinau, aš noriu tikrai ilgai džiaugtis kelionėmis, gamta, darbu, pasivaikščiojimais ir džiaugtis kokybiškai. Todėl Raminta nelaukia, kol kūnas pareikalaus grąžinti skolą. Ji savo sveikatos sąskaitą pildo jau dabar. Kaip tai daro, apie tai po pertraukos.